Sveiki, su jumis Eugenijus Piešinskis ir Medžių idėjos. Ir dabar mes gražioj vietoj, kur statom namuką, jau apdailą darom ir parodysiu tolimesnius procesus, kaip vyksta, kas vyksta. Vienu žodžiu, tai prašom apžvelgsim, tokį namuką ir apdailą. Tai apdaila jau yra prie pabaigos. Aišku, liko tam tikrų momentų, irgi parodysiu, bet jau apdaila jau skaitykit bus padaryta greitų metų iki galo, dar liko 2 dienos. Ir kam bus įdomu, čia labai įdomus procesas tame, kad čia, pradėsim apžvalgą, vienu žodžiu. Kam bus įdomu, galėsiu apie tai papasakot, pašnekėsim, ta apdaila yra absoliučiai skirtingi pločiai lentelių. Ir čia yra daug darbo, daug, įdėta, visokių momentų, sugalvojimų, kaip tai vyko, kokių metodų tai yra padaroma. Iš tikrųjų, čia nėra jokios paslapties, kokių metodų, čia yra kamo technologija, paslėpti varžtai. Ir visur yra padaryta, bet jūs galit pastebėti, kad skirtingi storiai tos apdailos yra labai skirtingi storiai. Ir jie yra 140, 117, 92, 68, 117, 68, 92, 68, 117, vienu žodžiu, ir čia yra 68, 68, turiu galvoj, kad pločiai visiškai chaotiški ir jie neturi, bet pradėta nuo langų, būtent plačiausiam ir nuo trikampių plačiausiam. Ir dar galioja konkursas, kuris vyksta. Tai yra, kaip tie trikampiai būtent sumontuoti, būtent kampai. Kaip jie sumontuoti, kokiu būdu jie yra pritvirtinti. Aišku, čia mes nesiginčysim, tą kamo technologiją čia naudojama, o kokiu būdu kampai sumontuoti. Kaip čia suformuotas kampas ir kaip jis yra pritvirtintas. Kas atsakys, bus, prizas. Tai prizas vyksta kaip YouTube platformai, taip ir Patreon platformai. Yra 2 prizai tam paskirti. Manau, gražus, įdomus. Čia yra daroma tam, kad suaktyvinti jūsų veiklą ir kad rašytumėt įdomius dalykus ir svarstytumėt, kokiagi metodika parinkta ir kam tai visa yra daroma. Dar būtų naujas klausimas jums pasvarstymui. Kodėl tokiu būdu užsakovas sumąstęs su mumis sugalvoja vykdyti šitą apdailą? Kodėl nevienodom lentelėm? Kodėl skirtingo pločio? Kas sumanys ir teisingai atsakys į šitą klausimą, irgi išskirsiu prizą. Bet tiksliai į tą klausimą reikia atsakyti, priežastys, kodėl pasirinkta būtent taip. Būtent tokių metodų absoliučiai toks chaosas yra. Pasakykit jūsų nuomonę, bus įdomu išgirsti. Ačiū. Ir čia, tarkim, iš šono jau visiškai nieko nesimato to chaoso, matosi gražios kokybiškos lentelės. Į kitą pusę pasižiūri, irgi gražios kokybiškos lentelės. Ir visi žinom, čia Termomedis pristatė keletą tų pločių Timber brolis, keletą tų pločių pristatė Medžių bitės. Svarbiausias storiai vienodi, 19 mm. Tai kad jeigu kam bus įdomu ir patiko iš tikrųjų tą apdailą, matot, jokių varžtų, nieko matomų, bet tie pločiai, tie patamsėjimai, ką jūs matot, tai čia vanduo papuolė, išdžius, čia jinai visiškai šlapia, bet Termomedžiui visiškai nėra jokios problemos, ta spalva susivienodina. Jau angokraščiai padaryti, čia viskas padaryta ir dabar prie
būtent pačios esmės. Matot, čia kamo technologija, kaip viskas vyksta, prisukama ir per visą šitą dar praeisim, pasižiūrėsim. Matot, viduje sietelė aliumininė, nudažyta juodai, iš karto ant grėbesto, nes kad čia nepralystų nieks. Čia nieko nesimato, bet jeigu tai priartinti, tai tada gal ir matysis. Bet jeigu nueiti, tai nieko čia nesimato, tik plyšiai. Ir dėl to gaunam rezultatį, kad čia nieks neįlys. Tai panaudojam, aš nemačiau dar Lietuvoje, kas darytų būtent su aliumininė sietelė ant grėbesto. Ant namo mačiau, bet būtent ant grėbesto, kad neįlystų į šitą tarpą, iki, galima sakyti, difuzinės plėvelės, dar yra tarpas maždaug apie 5, 6, 7 somai ir ten galima įlysti ir laisvai gyventi. Tai kad taip nebūtų, mes nusprendėm, nes namas yra miške, padaryti tokį momentą. Tai žiūrim, ar pavyksta, tai puikiai pavyksta, prisisuka normaliai, viskas ta kamo technologija puikiai veikia, vienu žodžiu, viskas gerai. Tai, jeigu kam bus įdomu kažkokios smulkmenos, kaip tai toliau daroma, čia dar dabaigti reikia šitą visą etapą, labai gražus namukas, tai čia dar tiek liko padaryti. Tai tarkim 1-2 dienos dabaigsim ir jau bus pagaminta, padaryta viskas dėl apdailos, apdaila baigta. Bus kiti etapai, tai bus nubėgimas, vandens nubėgimas padarytas senoviniu būdu, irgi bus pakalimas, bet prieš pakalimą reikia padaryti elektros instaliaciją, tai dar neišvesta, vedžiosim elektros instaliaciją. Ir toliau trikampiai. Tai trikampiai bus jau po naujų metų gaminami. Tai visą šitą pagaminsim, padarysim. Bus pertrauka, vienu žodžiu, šventinė. Ir dar mes dar vieną objektą vykdom, tai yra prabangios pirties gamyba. Tai čia bus pirties paleidimas. Dar daug įdomių visokių veiksmų. Darbelis tikrai kokybiškas, įdomus. Visiškai kitaip pradėjo žiūrėtis namukas. Čia dabar nueisiu. Iš čia labai gražiai matysis. Čia tikrai iš čia gražus vaizdas. Taip kad termomedis vertikalus, vertikaliai duoda tikrai labai daug grožio. Dar bus pakalimas, aplink namą dar bus terasa, kokie 1,5 ar metro pločio, dar čia nenuspręsta, bet bus terasa aplink visą namą, irgi bus pasirinksim iš kuo, aišku medinė, gal spalva irgi čia bus gal pilka, kaip stogas, bet čia dar reikia ateiti iki to darbo. Dabartiniam variante čia su apdaila. Tai jeigu yra kokių klausimų, kažkam kažką įdomu, norit vienu žodžiu žinoti daugiau ir kaip daroma, tai žiūrėkit Patreoną, per Patreoną aš paaiškinsiu tam tikrą metodiką, kaip tai yra vykdoma, kokie aspektai, kokie privalumai, kaip pradėti, kaip skaičiuoti, kaip sistematizuoti tą veiklą, turiu galvoj apdailą. Tai tiek, su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos, iki kitų kartų. Sėkmės jums.